Įjungiau. Taip, matau, jau įrašas yra, tai va. Gerai, kitų nelaukiam, kaip ir sakiau. Labą dieną visiems, kas klausys įrašą, įdėmiai klausykite įrašą ir žiūrėkit. Ir pirmiausia, peržiūrėkit įrašus, kad nereikėtų to paties, kas bus įraše, klausinėti asmeniškai, nes labai daug yra darbų ir iš tikrųjų laiko trūkumas toks paskutiniu metu, kad iš viso. Matot, prasidėjo judesys labai stiprus visur, Homnify, mūsų senajam Safyr, vis tiek man patinka labiau Safyras, Vų dabar. Ką aš pavyzdžiui, atsiprašau, čia mano yra pastebėjimas ir aš taip galvoju, kad gali būti taip, jeigu, matoma, kas seka informaciją, kad iš tikrųjų tos Safyro kompanijos senosios išeidinėja po biškį, atsiskiria nuo Xeros, nuo Homnify. Greičiausiai jiem nepatinka tas lėtas darbas dėl kažkokių tai priežasčių. Ir dabar Vų kaip atskira, mes galim registruotis Vų, realiai mūsų jau daug kas, su kuo aš kalbėjau, daug kas ir einam ten. Marketingas panašus į Safyro yra paliktas, kai kuriuose vietose biški pakeitimai. Didžiulės privilegijos tiem, kas turi Vų nusipirkti hapus. Galim visi tapti pajininkais, akcininkais, kur mokės Vų dividendus ir labai greitai. Aš manau, kad greičiausiai gali būti taip, kad su laiku gal ir koks, kas pas mus yra CD, irgi jie stato CD atsiskirs. Galbūt ir Regardless, nes turi savo jau, filmas, vis tiek kompanija yra. Apie droną mažiausiai žinom, kas čia per dalykas, bet gali būti, kad ir dronas. Nes jie vis tiek visi dirba Zenik blockchain'e. Jie su Zeniku sutaria, bet šitas lėtapėdiškumas, visokie tie pasikeitimai, permainos Safyre arba dabar Homnify greičiausiai, kaip ir sakiau, jiem nelabai patinka. Nieko tokio, būsim atskirų kompanijų partneriais ir dirbsim. Tegul jie tik duoda mums įdirbti, tegul tik duoda geras sąlygas ir viskas. Dabar apie Desert Perlą, dėl ko mes čia ir susirinkom, tai pirmas yra dalykas. Dabar taip, reikia iki pirmos, kas turi Desert Perlo nusipirkę kažkokias dalis, reikia iki 1 rugsėjo būtinai užpildyti formą. Dabar aš įjungiu ekraną. Sakykit, ar matot? Matom. Gerai. Kur aš čia buvau dėjus, aš gal ne čia, žinot, nes labai, man pavyzdžiui, kažkaip šiandien sunkiai internetas dirba, nežinau kaip jums. Taip, mes dirbom su Danguolė šiandien. Visur viskas su pertraukom, visur trukdžiai visokie. Taip. Čia, šitoj grupiai, įdėsiu formos nuorodą, kur mes kalbam, kad viskas būtų vietoje. Pasižiūrėkit įrašą ir žinosit, kaip užpildyti, jeigu kartais ko nesuprantat. Aš išeidinėsiu, kaip sakiau, atsijungsiu nuo pokalbio ir įeidinėsiu į savo Nomo iš telefono į Skype'ą, įrodysiu Nomo programėlę ir aiškinsiu, kad viskas liktų vaizdo įraše. Kai mes paimam, atsidarysit šitą formą, atsidarom formą ir ką toliau reikia daryti būtinai. Taip, spaudžiam registraciją, mygtuką. Tiesa, nepasirinkau kalbos, galima pasirinkti kalbą. Sakykime, aš renkuosi lietuvių, susirandu. Ir pildyti duomenys lygiai taip pat galima
palikus kalbą. Vardas pavardė. tą patį pildau, aš tik tais iki galo neįsiu. Elektroninį paštą, tas elektroninis paštas, kuris pas mus yra Safyrė, pildom. Mobiliojo telefono numeris pasirinkam pirmiausia šalį, kurioje gyvenam, kad būtų plius, ne? Turi, tai aš savo dabar pildau, nesvarbu. Tiesiog, kad leistų. Ir spaudžiam mygtuką kitas. Dabar va čia mums reikia pasižymėti, ką mes esam pirkę Desert Perle. Tai greičiausiai pas visus bus vieną kartą arba porą kartų dalimis. Nemanau, kad pas mus, ne tai, kad nemanau, bet aš žinau, kad pas mus niekas nebepirko. Nei pusė, nei viso. Dabar, jeigu pamiršom, kur ieškoti, tai greičiausias yra variantas Safyrė. Einam į Safyro kabinetą. Kas galit, įdėkit Safyro nuorodą, va čia, kol aš rodysiu, kad būtų vietoje. Ar kas įdėsit? Man čia reikia atsijungti, nes ne. Pas Buikų. Įdėsiu. Ne, pas Buikų kaip tik yra, kodėl aš atsijungiau. Gerai, ačiū, Birutė. Ir dabar, jeigu telefonė daro, tai žiūrėkit, kaip vaikščiot, pasižymit, kad su pele ir einam su rodiklytėm, nes su ratuku nesistume, tiesiog su rodiklytėm, kur yra viršus, apačia, kairė, dešinė, į apačią rodiklytės. Vedam ir va čia va yra šitą, matot, ir va visi yra pirkimai. Dabar pasižiūrėsim Desert Perlo, viena 256. Šičia susiradom. Einam atgal ir žiūrim, kur vat. Viena 256. Pasižymim vienas, kas šitą, ar šitą, pasižymėkit. Arba gali būti, kad kelis, sakykim, ten kokią 256 ir, kaip pavyzdys, 164. Tai tiesiog reikia viską pažymėti, ką pirkom. Spaudžiam toliau kitas. Ir dabar čia paliekam, nes aš nemanau, kad mūsų kas nors, mūsų pačių buvo privačiai pirkę Desert Perle tam tinklalapį, kuris buvo, nes ten buvo, kad galima nusipirkti. Dabar koks jūsų laukiamas DPT skaičius? Tikrai nežinau, ką čia paimti ir žymėti. Anksčiau mes galėjom paimti ir buvo ta informacija įsiskaičiuoti. Rašykit iš lempos, ką norit. 2000, 3000, milijonas, bilė kiek. Jį vis tiek kiek priklausys, tiek ir duos, o jeigu daugiau dalins, kaip sakiau, tai ir gerai. Ne, žiūrėkit, tai rašykit, ką, parašysiu 1000, tai visi ir parašys 1000, ne? 3000 dabar taip, gaukim naujienas tikrai. Dabar nurodyti savo SDT piniginis adresą. Kas turit biržas, Lietuvoje aš čia turiu omeny, Anglijoje biržų nedėkit adresų USDT piniginių, todėl kad yra problema. Kol kas yra problema su tom biržom, geriau mes pasinaudosim savo tai, ką turim. Kas turit MetaMask gali dėti, ne? Kas turit Trust Walletą, dėkit Web3 piniginės, o pats geriausias variantas mūsų Nomo. Mūsų Nomo yra Web3 piniginė. Dabar aš išeinu čia iš Skype'o ir prisijungsiu per telefoną, kur yra mano Nomo programėlė. Ir aš jums parodysiu, kur paimti ieškoti to adreso. Lygiai tas pats reikės ir Desert Perlo piniginės adreso, vat iš Nomo app. Laukiu, kol man Skype atidarys telefonę. Tikiuosi, kad greitai, jeigu ne, tai teks prašyti pagalbos kažkieno Daivos greičiausiai.
Daiva, kur pas tave nuomo yra apas, ten yra Skype'as telefone. Yra, bet labai nesijungs, žinok, Skype'as per telefoną. Žlugo tau, žinai, pasijungs. Nu, mes su Danguolė, va tik ką dirbom, žinok, visai normaliai buvo. Man, sako, su dukra irgi va jungiausi, niekaip ėjau į Messengerį. Danguolė, gal tu tada klausyk pereik iš telefono į Skype'ą ir parodysi, jau šiandien vaikščiai, tai aš tik pasakysiu, kur kokius mygtukus. Danguolė, esi tu čia? Jo, esu, bet kad aš žinočiau, ką čia daryti reikia. Klausyk, ką reikia daryti? Reikia čia, dabar tu kur esi? Per telefoną kalbėsi? Ne, dabar mes kalbam per kompą. Gerai. Dabar žiūrėk, tau reikia per kompą atsijungti, nueiti į savo telefoną, kaip mes, kad šiandien vat, su tavim dirbom. Ir ten susirasti Skype, mūsų šitą grupę ir prisijungti. Gerai, tuoj pabandau. Mes tave galim ir pašalinti, žinau, kad greičiau būtų. Gali pašalinti, o čia aš. Aha. Taip. Nežinau, gal visai iš grupės išmečiau, nežinau. Danguolė jau prisijungė. Ar ne? Taip, prisijungė Danguolė. Iš telefono? Taip, telefonė prisijungiau. Taip. Gerai. Tai dabar dalinkis ekranu. Taip. Taip, aš padarysiu, tuoj palauk minutę, aš padarysiu per visą ekraną. Kaip čia dabar tuos mūsų žmogiukus numesti. Visi matot Danguolės? Matom. Ar ne? Matom. Matot, gerai. Dabar gal aš išjungsiu. Gerai. Tegul eina tiek to. Danguolė, aš dėl ko norėjau šitą, kad tu įrašo, bet gal čia nieko baisaus, ne? Nomo. Į Nomo, tu gyvesi kodą. Savo Nomo. Į Nomo įeit reikia, taip? Taip, į Nomo įeit reikia. Gal žinau, kaip anksčiau buvai padarius, vat paskui įeisi. Nu, bendrai gerai taip, nes gali nemokėti suvaldyti. Gerai. Į Nomo įeik. Gali būti čia su manim daug ko. Nesimato. Nu. Gerai. Taip, dabar einam į Nomo valetą pirmiausiai. Į piniginį. Taip. Ir parodom, eik į apačią. Aha, čia tik Ethereum. Vat matai, kaip įdomiai. Mes šiandien su Danguolė pridėdinėjom tokenus, nežinau kiek kartų. Ir jie tiesiog vėl išnyksta, nes greičiausiai gal tvarko jie programėlė, žinokit, kažkas tai tokio vyksta. Nes kiek pridedam ir vėl išnyksta. Netikimai liko tik tais viskas. Nu, gerai, tada eik nastrojki, parodom visiems, kur reikia susirast. Tik tais yra tokia problema, kad pas Danguolę mes neradom USDT BEP20. Pasižiūrėkit, ar pas kitus yra USDT BEP20, kas ten gali greitai eiti. Birutė Daiva. Eik Danguolei. Pas mane iš viso nebėra šito, kad įeiti į Nomo Wallet. Nebėra. Gerai, paimsiu, pasakysiu, ką reikia daryti. Dabar paimam ir eik USDT kitą paieškok. Ne šitą Tether, ne Ethereum kitą. Ethereum neimkit, nes jisai yra labai brangus. Bet su Danguolė darėm, nežinom, kurį įsiuntėm, nes be ekrano rodymo dirbom. Nes reikia turėti Ethereum.
Va šitą USDT raudoną pridėk. Aš atsiprašau, išjungiu mikrofoną, nes man skambina. Aš minutę tik tais. Taip, gerai. Ir dabar eik susiieškok desertperlą. Iškiai aukštyn kur nors. Va, desertperlas. Pridėk. Pliusas irgi. Taip, pliusas. Dabar reik atgal su rodiklytė upravlение aktyvami, kur yra šonė į kairę rodiklytė, taip. Ir dabar eik glavnąją. Taip. Nuomo valėt. Va dabar pasižiūrėsim, ar liko ar ne. Gerai. Dabar, gerai, kol liko, spausk ant Tether USD. USDT čia spausk. Ir dabar ką mes paimam? Получить. Paspaudžiam šitą получить, kur yra į apačią. Nusikopijuojam, kur du kvadratukai vienas ant kito užlipę. Nusikopijuojam šitą adresą ir dedam ten, kur pirma eilutė, kur aš sakiau, reikia įklijuoti USDT adresą, įdėti, kai pildom tą formą. Dabar eik atgal. Dar atgal. Ta patį parodyk su desertperlu. Apačioj desertperlas pas tave. Apačioj. Spausk ant jo. Taip. O kaip iš čia? Ai, va. Получить, irgi получить. Taip. Čia vat irgi. Taip. Reikia irgi paimti, nusikopijuoti ir įklijuoti. Ką mes pastebėjom vakar aš kai padėjau pildyti, tai buvo taip, kad pavyzdžiui, kas pasirinko USDT BEP20 tinklą ir desertperlo, tai tokia pati piniginė. Kas dar rinkoties desertperlą ir USDT BEP20 tokeną? Ar pas jūs tai buvo? Taip. Gerai. Pas mane yra tik tai USDT, be jokio ten dar ko nors. Gerai, dabar žiūrėk, pabandysim padaryti dar vieną dalykiuką, biškį su nuomo programėlė. Eik atgal su rodiklytė danguolė ir dar atgal. Tai pirmiausia, žiūrėkit, Play parduotuviai pasižiūrėkit, ar nėra atnaujinimų, visų pirmiausia. Mes žiūrėjomgi, nebuvo. Aš ne tau sakau, va dabar Birutei visiems kitiems, nes gali būti seniai žiūrėję. Su tavim taip žiūrėjom. Dabar eik glavnąją paspausk. Vaikat, spausk, vaikat, taip, gerai. Į viršų, taip. Gali būt, pas daug ką nematysit tokių ikonėlių. VU, NRT Migration, NRT DeFi, Safir, ten Avinok ir taip toliau, visų šitų. Gali būti tik tais pagrindinės Home, Nomo Wallet, Hub Balance ir kažkas tai dar būna ir šitas Discover Web Ons. Vat šitas spalvotas. Jeigu taip yra, tada paimat, paspaudžiat ant Discover Web Ons, paspaus dabar danguolę parodom. Vat. Ir mes paimam ir pasižiūrim, prisidedam. Ne? Ir žiūrėkit, reikėtų ir svapus visus prisidėti, viską, kad būtų pilna. Nežinau, susiję, nesusiję, bet pas mane viskas sudėta, viskas realiai sudėta. Ir tada ir tie visi USDT BEP20, viskas tiesiog pilnai yra.
sakau, nežinau, ar susiję ar ne, bet geriausia paimkit, susidėkit, paskui paimsit ir, va dabar dar paspausk Avinok Migration ant pliusiuko. Avinoko migraciją mes buvom pridėję, bet jisai žiūriu vėl pas tave, apačioj. Taip, gerai, per X-iuką dabar, per X-iuką išeik. Tai va dabar dėl programėlės. Pasižiūrėkit, ar yra atnaujinimai. Užeikit Discover Web Ons, va čia va, susidėliokit visus šitus priedėlius ir tada žiūrėkit, ar yra, ar nėra ten USDT, ko trūksta, ko netrūksta. Aišku, galima pridėti ir tinklą mūsų tokenų, bet man atrodo, kad mes dabar neieškosim, tinkluose jų adresų. Greičiausiai, kad neieškosim tinkluose. Dabar kas dar galėtų būti, atsiminiau vienoj vietoj. Kiek mes laiko turim, bet gal žinot paskui. Gal paskui, jeigu Birutė priminktų man asmeniškai, kad aš paieškočiau, kaip susiieškoti tokenus Nomo. Žiūrint, tinklų įvairiausių, ne? Greičiau, paskui atsisėdus, aš įrašysiu, jeigu ką, ir įdėsiu trumpą įrašą. Mūsų Nomo, ten susiieškoti visokius papildomus tokenus, visokius tinklus, labai panašus valdymas iš dalies yra, žinokit, kaip Metamasko, arba dar šitas, kaip jisai. Daiva, kaip jisai? Trust Wallet. Taip, Trust Wallet, ačiū. Kaip Trust Wallet. Gerai, dabar žiūrėkit, ar yra dar kokių klausimų apie formos užpildymą Desertperlo? Iki šitos vietos. Nu, man labiausiai USDT, ten, kur reikėjo įsidėti, buvo neaišku, tai dabar viskas aišku. Tik tiek, kad pas mane nėra šito Tether USDT, nes atnaujinta viskas ir yra tiesiog USDT. Ar jis netiks? Jisai tiks. Jisai tiks, supranti, tik tais vis tiek supranti, jis pas tave ateis, nesvarbu kaip. Tie, kas siunčia, pavyzdžiui, iš biržos siunčia, ne? Tengi jie nesako, kokio tinklo nereikia, ten tik tais, kad USDT parašyta, taip? Taip, tik USDT parašyta formai. Vat paimsiu aš ir pasižiūrėsiu. Taip, tik tais USDT ir viskas. Jie siūs, supranti, nes jie siūs greičiausiai irgi pasinaudodami Zenik Nomo, gali būti, ir tada, kai, žiūrėkit, taip yra, kai siunčiama, kaip čia pasakyti, iš kur nors, ne, iš biržos siunčiama, svarbiausia reikia žinoti, kokis tinklas yra tam, kam siunčia. O mums visiems jūs, jie matys, yra pavyzdžiui, jeigu Nomo, jie žino, kad Nomo, nes visai kita yra piniginė. Jeigu, pavyzdžiui, BEP, jie žino, kad BEP, nes prasideda skaičiai visai kitaip. Jeigu, pavyzdžiui, USDT Tether, USD 20, kaip ten tas tinklas, ne? Jie irgi mato, nes ten prasideda T raidė ir paskui mažosios eina ir jie paims ir atsirinks. Taip, dabar, kas dar? Kitas klausimas. Parodyk ikonėlę, kur yra iki apačią, Avinokas DeFi. Stop, žiūrėk. Avinok DeFi. Matot visi, čia dabar yra klausimas tiem, kas klausia, kur man, nieko, gerai viskas, kur man paimti ir susiieškot, kur mano yra Avinoko stakingas. Avinok DeFi, va šitą va ikonėlę, stakingą prisidėti irgi per tą, jeigu nėra pas jūs, per Discover Web On.
Taip kaip rodė kitus Danguolė, kad prisidėjo. Prisidėsit ir viskas atsiras. Dabar žiūrėkit, matom čia kaip ir buvo pas mus viršuje Avinoko steikingas, Zen20 dabar tinklas yra Danguolės įjungta. Ir matom, kad čia yra biškė Avinokų ir dabar, žinau, kad pas Danguolė yra ir RC20 tinkle, paspausk ant RC20 tinklo. Aha, čia gal tu, va, viskas matosi, matot. Čia yra steikingas ir jeigu palandžio, tai mes galim ir matyti visą informaciją. Dabar mes to nedarysim. Dabar mes to tiesiog nedarysim. Dabar apie Avinoko steikingą dar labai trumpai. Žiūrėkit, mes kai tik tais pradėjom, mes visi daugiausia RC20 šitam tinkle buvom nusipirkę Avinokus ir pastatę ant steikingo. Mums tada reikėjo Ethereum turėti, nes kitaip niekaip tas brangus labai tinklas ir pamenat, visi vedėmės maždaug po 120, po 150 pinigų Ethereum. Nes tiek nereikėjo ant steikingo gazui, bet tiesiog neleido mažiau įsivesti, kaip tam tikra suma nustatyta. Dabar, jeigu yra mažai Avinokų pristeikinta, kaip va čia dabar Danguolės matom, 11, tai transakcijos į Zen20 tinklą net nedarykim. Nes kam mums jisai reikalingas? Kad irgi arba ant steikingo pastatyti, arba paimti pardavinėti. Dabar kol kas Avinokai vėl nukritę, VU įsivažiuoja, matot. Vadinasi, Avinokas irgi kils, nes jeigu kas buvot pačioj prezentacijoje, jūs girdėjot, kokie yra planai ir kas bus ruošiama ir kada kas ateis. Vienas dalykas, kuris mane iš viso labai džiugina, tai, kad spalio mėnesį jau bus taip, į viešumą, visuomeniai pateikta VU programėlė, kur galima bus susisakyti ir tuos specialius skrydžius, ir bilietus nusipirkti lėktuvo. Tai yra labai, fainas dalykas. Ir galima bus normaliai dirbti. Ten viską naudojant, perkant, parduodant, žodžiu, viskas yra išmokama, visi bonusai, komisai VU. Vadinasi, pradės judėti ir ne VU, atsiprašau, o Avinokas. Jo, taip man atrodo Avinokas. Žodžiu, pradės judėti Avinokas, pradės judėti VU tokenas. Tik biški reikia palaukti, nes yra kalbos, labai rimtos kalbos, kad galiausiai rudenį, gerai, žiemos pradžioj, kaip pasakau, gruodžio mėnesį iki naujų metų, atsiras ir Zenik birža. Decentralizuota, ko visi labai ir laukiam. Tai va dabar dėl šito mūsų steikingo Avinoko, aš manau, irgi aišku. Taip, toliau kokie buvo klausimai, palaukit. Danute, jūs įsijunkit mikrofoną, sakykit, ar aišku šitoj vietoj. Taip, Daivukas prašo prijungti. Kas galit prijungti, Daivukas? Daivukas yra čia prijungtas, aš nesu. Nu, kad yra. Ar čia pas mane žinutės gal ateina? Čia iš seniau. Supratau, pavėluotai viskas, ane? Ateina. Taip. Taip, dėl Avinokų atsakiau. Kas turit klausimų dėl Desert Perlo? Kol kas niekas. Taip, klausimas. Tai, kad paklaust, o ten kaip įsiregistruosim paskui, ten tas prašymas, aš kaip supratau, kiek ten tų perlų tikies, ar ko ten tų
Taip, Ane? Nes dabar tai nieko nerodo. tai ir nereikia. O Ir ką paskui mes ten- pasimatys. O ką mes ten turėsim pirkti už 100 tų dolerių ir eurų? Gerai, dabar žiūrėkit, jau kitas klausimas, priminkit man gerai. Čia ne pievų, čia desert perlas, o ne? Čia apie vų, čia apie vų, apie bet vų. palaukit, Ai. biškį. Su šitu. Dabar aš turiu dar klausimą. Tuoj, palaukit. Aha. Aš peržiūriu, ar nėra. Aš galiu jau atsijungti iš čia. Gali atsijungti, jeigu ką, tai vėl mes tavęs paprašysim, gerai? Gerai. Dabar dar labai svarbu, ne, vat išėjo žmonės, nu pasižiūrėsim, kaip bus. Gerai, tikiuosi, kad klausys įrašą. Tokis svarbus dalykas, jūs matot mano ekraną? Matom. Nu, ir va čia matot, įvedat, aš dabar pakartosiu, įvedam USDT adresą, kaip Danguolė sakė, arba į savo kažkokių biržų, kokį norim, bet Desert Perlo būtinai iš nuomo paimam. Būtinai iš nuomo ir paskui ten spaudžiam registruotis ir viskas. Mūsų visas darbas yra čia atliktas. Dar vienas dalykas, ką reikia iš tikrųjų padaryti, ir tuoj pasakysiu, su kuo tai susiję, šiandien gavom informaciją, kad reikia labai skubiai mums paimti datas, sutikrinti, atnaujinti datas. Rasuolė, kodėl aš jūsų nematau? O kiti irgi nematot? Matau, viskas gerai. Žodžiu, kažkur perėjai gal, ieškokis. Taip. Dabar įeidinėjau į Omnify. Omnify irgi čia puslapį aš įdėjau, kurie gali vaikščioti gyvūnai. Lokiai gali vaikščioti. Parenku. Ir įeinam. Taip, dabar einu į Google autentifikatorių ir įvedu koduką. Šitoj vietoj dar pasakysiu prisijungus vieną dalyką. Kas dar nebuvo Omnify užėję, bet buvo susitvarkę 2CS, pamenat, kaip mes sakėm, pereikit. Tai įėjimas į Omnify lygiai tas pats loginas, mūsų tas pats elektroninis paštas kaip 2CS, mūsų tas pats slaptažodis tinka kaip 2CS ir tas pats autentifikatorius, Google autentifikatorius. Tiesa, dėl slaptažodžio galiu pasakyti tokį dalyką. Pavyzdžiui, pas mane šitam kabinete buvo slaptažodis ir tas specialus ženklas, simbolis buvo klaustukas. Ir 2CS aš visada įeidinėjau ir viskas buvo gerai. Kai pradėjau eiti į Omnify, man metė, kad negeras slaptažodis. Tada aš keičiau slaptažodį ir vietoj klaustuko padėjau groteles ir viskas buvo gerai. Vadinasi, greičiausiai, kad klaustuko nepriima, nes būna kai kurių simbolių, kai kurie tinklalapiai, kurie būna padaryti, bet jie nepriima. Yra, žiūrėkit, tokis dalykas, va čia kai mes užeinam į Omnify, nueinam į External App, va šičia va. External App. Tai yra mūsų visa informacija, kuri buvo 2CS. Va čia. Ne viską mes galim matyti, bet tai, kas yra atidengta mums, mes galim užeiti. Va čia va yra Kminting. Tiesa, nepasakiau, mes galim per Nomo Discover Web On susirandam ikonėlę Kmintings, ją prisidedam ir mes va šitą dalyką matysim viską ir Nomo programėliai. Nepaprašiau, kad Danguolė parodytų, bet aš manau, kad jūs perklausę, suprasit. Jeigu nesupratot, atsisukit biškį įrašą atgal ir dar paklausykit.
Taip, ir dabar einam Xera, va čia va, My Xera Pro. Mi Xera Pro, nežinau, kaip skaitosi, nesvarbu. Įvedam slaptažodį, emailą ir slaptažodį. Tie patys kaip Omnify. Kaip Duoces buvo, kaip Safyrė, mes visą laiką tą patį darėm. Spaudžiam login, čia mano yra įsaugota, tikiuosi. Man. Nu, čia tokia informacija dabar vis meta, Jesenks, gerai, viskas. Ir dabar šitoj vietoj turi matytis vardas pavardė. Nesimato pas tuos žmonės, kurie neperėjo verifikacijos Duoces. Nesimato. Čia, pavyzdžiui, buvo bui kažkas tai tokio. Ir dabar, kur mes turim pasikeisti šitą informaciją, ir ne šitą, mes turim įvesti savo gimimo datą. Daiva, kur mes ėjom? Ratukas. Čia viršui. Ai, va, nematau, žiūrau, kur juodas. Tai čia yra nustatymai, settingas. Vat kaip užeinam, žiūrim. Vardas pavardė. Nu, biški kitai, bet nieko. Nu, gerai, vat paimsiu ir ištaisysiu. Anegi čia gerai, ką aš čia dabar, vat. Parašiau, tipo ištaisiau. Ir gimimo data. Gimimo datos, man atrodo, pas nieko nėra likę. Gimimo datą paimkite ir įsiveskit, spaudžiam ant kalendoriaus ir ieškom metus, ilgai reikės vaikščioti, jeigu, nes 24 metai, čia stovi ir 24 metai. Tai metus va čia va su šitą rodiklytę atgal einam, nes nėra metų, mėnesiais, matot, keičiasi va. Matot, va. Kaip. Tai taip, kad ilgokai reikia pavaikščioti, bet nieko. Užsižymim datą ir spaudžiam save. Viskas, mes savo informaciją išsaugojom. Dabar šito dalyko reikia atnaujinimo gimimo datos su susijusia VU akcija, kuri yra iki rugsėjo 1 dienos. Visi, kas nori prisijungti prie VU, kas jungiasi prie VU ir turi nusipirkę senajam Safyrė mūsų VU, bent dalelytę. Mes turim tokią galimybę iki rugsėjo 1, tai yra šiandien ir rytoj, nusipirkti VU bet kokias dalis arba hubus ten su 50% nuolaida. Dar nedaugiau išeina. Nes paprastai, gal čia mano ir stovi, klausykit dar šitas, nu taip, tuoj parodysiu. Matosi, ne? Šitą skaidrį. Nesimato šitas, kita dar va čia piški. Va. Mes registruojamės VU. Ir va dabar, va, kas registruojasi VU, mes galim tapti pajininkais. Tiesiog netgi registracija, tai gal net ir neįvykstate. Alio, ar mane girdit? Skype'as. Girdim. Buvau nutrūkus? Ne. Pas ką čia tada Skype'as buvo? Nežinau. Man pipsėjo. Užsiregistruojam ir mokam 100 eurų. Tai yra pajininko mokestis, metinis mokestis. Kokias mes turim privilegijas? Pirmiausia, tai taip, kad mums mokės dividendus, taip kaip sakiau, ir labai greitai. Antras dalykas, vat, akcija iki rugsėjo 1 dienos, šiandien ir rytoj. Paprastai perkant reguliarnąją kainą, nereguliari, mes imam pilną hubą. 2000.
dalyviams VU1, kurie registruojasi ir susimoka tą 100 susimoka, paprastai kaina yra 1500 nuolaida paininkam. Bet dabar yra akcija, kur paininkai gali, žiūrėkit, nusipirkti, dar taip aiškinu, kas neturi VU ankstesnio, yra akcija, gali nusipirkti už 1200 gabą. O tie, kas yra akcininkai, registruojasi į VU dabar, susimoka $100 metinį pajininko mokestį ir turi senajam nusipirkę Safyrę VU, nesvarbu, kad ir pačią mažiausią dalelytę, ką mes bepirksim, vat yra kokia nuolaida. Žiūrėkit, ką mes bepirksim. Paprastam žmogui 2000 kainuoja, o šiandien vat, tie, kas turi VU gabaliuką Safyrę, nusipirkė 750. Pusė gabo 400, kiek čia 8 gabai 5500, žodžiu, va taip va. Ir greitis kol kas yra 99%. Praktiškai labai mažai nuo 100 pasistumėjo už tai, kad nedaug buvo išparduota Safyrė VU gabų, 8000, gal ten su čiučiut nurašo 8000, o viso jų yra užplanuota parduoti tik tai 75 000. Tai yra labai mažai. Nu tai vat nedaug parduota ir tik 1% nukrito. Realiai tai mes susipirkom dar visi virš 100% daugiausiai. Nes mes turėjom geras sąlygas, ten gabaliukus, kas daugiau, kas mažiau. Taip, dabar Birutė klaus, kokius turi klausimus. Dabar toks klausimas, jeigu aš tą 100 eurų susimoku mokestį, ar ne? Tai aš turiu staigiai iki pirmo irgi nusipirkti habo dalį? Žiūrėk. Ar galima vėliau? Ne, žiūrėk, dabar taip yra. Tu susimoki 100, ne? Ar šiandien, ar po pirmo, ne, jei šiandien susimoki arba rytoj, tu turi galimybę nusipirkti va šitą su 50%. Bet tai per kiek laiko? Per mėnesį, per kiek? Ne, klausyk, su 50% šiandien ir rytoj. Jei kompanija pratęs, tai labai gerai. Nu, jei nepratęs, tai nepratęs. Jeigu susimoku tą 100 eurų ir nenusiperku? Tada po pirmo, jeigu, sakykime, nebus akcijos, ne? Nebus akcijos. Tada vat tu galėsi nusipirkti. Ar taip aš sakau dabar? $120. Ne, tada tu galėsi nusipirkti. Tada tu galėsi nusipirkti dar per kažkurį tai laiką, bet už 120 gabą. Nu, bet jeigu net dalį gabo? Va čia va yra išdėliota. 640, 336, 176. Tai įdomu, kokį laiką dar galim dintėti. Kažką ten Potkinas šnekėjo apie mėnesį laiko. Čia apie Desert Perlą, ar čia? Ne. Apie mėnesį laiko jisai kalbėjo, va šita vat nuolaida, ne? Va šita nuolaida yra ir tiem, kurie neturi VU nusipirkę Safyrę. Tai va. Tai aš už tai ir sakau, ir vat tu galėsi nusipirkti, ne? Kai baigsi šitą akciją, pajininkai, nežinau, kokį greičiausiai va už šitą kainą tik tais galės jau nusipirkti. Tai dabar mes turim 2 dienas šiandien ir rytoj nusipirkti su 50% nuolaida už tokią kainą, ne? Paskui mes turėsim apie mėnesį laiko nusipirkti už va tokią kainą. O kai pasibaigs ir ta akcija, tada jau va už tokią kainą, aš taip suprantu. Žiūrėkit, dabar dar vienas svarbus dalykas.
kas registruojasi, kas turėjo rangus Safyre, irgi būtinai reikia užsiregistruoti, žinokit. Čia jau aš tikrai rekomenduoju ir sakau, nepraras šitos galimybės. Susimokėti po tą 100 eurų ir pasikelt lygius, nes su VU tikrai galima bus dirbti. Vien tik tai su ta programėlė, pavyzdžiui, duodant referalinę nuorodą, kad bilietus pirktųsi žmonės, užsisakytų ten tuos skrydžius ar ten kokios kompanijos, o neskaitant kitų jau dalykų, ten hubų ir taip toliau. O tai kur dabar registruotis VU? Desert Perlų tai davė. O VU? Tai viską duosime. Referalinė nuoroda yra taip. Gerai. Ir supranta, ir ten taip, pavyzdžiui, dabar, Birutė, tu buvai Rubinas? Ne. Nebuvai, ne? Gerai, tai sakykim, aš nežinau, kas nebuvo Rubinas, ten kalbėsim su Potkinu, bet kaip pavyzdys, ne? Pavyzdžiui, kas Rubinas buvo Safyre, tai greičiausiai gal iki kokio Safyro pakelt gali. Čia priklauso nuo sponsoriaus. Tai yra šiuo atveju nuo mūsų Vladimiro. Va. Su juo mes dar kalbėsim, aš su juo irgi apšnekėsiu visus, kas dirba, visi, kas buvo rubinai, dvigubi rubinai, kas pasitraukė, žodžiu, va taip apkalbėsim, susitikę. Va. Gerai, toliau kokie klausimai? Rasuolė, aš noriu paklausti. Visų pirma, šitas naujas linkas. Maniškiai pagrindė turi tik Zenik hubus. Niekas ten nepirko kitų. Ką jiem reikia? Jie į Herą perėjo, kai kuriem, daugumoj perėjo. Ar dabar į naują šitą vėl reikia pereidinėti? Į Omnify? Jo. Ar jie gali palaukti, ar čia yra skubu, ar čia? Nėra labai skubu. Perlą susitvarkyti yra pats skubiausias dalykas. Paskui, vat ką reikia klausyk, kas pirko Zenikus, ne, ir paskui Tupanus pirko ir keitėsi į Nomo, ne? Dar palaukit. Bet jeigu nepirko nieko, pagrindė hubus nusipirko viso. Tai sakau, tai nėra skubu, ne, palauk, netrukdyk man mintį išmušiai. Kas pirko Zenikus, ne, prie to pačio. Tupanus ir paskui Nomo, ne, ir VU, ir dabar, ir plus kitus, CD Regardless ir taip toliau. Žiūrėkit, reikia keletą kartų vis, per mėnesį, pavyzdžiui, ar ten porą kartų, ar ten kartą per mėnesį užeiti, įsiveskit visus tokenus iš Kmintink, kad būtų Nomo programėliai. Tai va, tai čia tokia yra rekomendacija pačio Potkino. Nežinau, su kuo tai susiję. Tai va, tai turi turėti žmogus Nomo, atsinaujinti jį ir įsivesdinėti Zenikus. Tavo atveju, tavo žmonių atveju, Virginija. Supratau, pasakysiu, jeigu kas nors darys, jeigu ką nors. Nes nieko nedaro toliau. Tiesiog pridėti pliusiukus, kad atsirastų, kas persivedė ten Danutė, ar kas nors ten persivestų tos tokenus ir viskas. Taip. O jeigu, pavyzdžiui, kaip mano Berdo atveju, jeigu aš nesutvarkysiu jam šiandien šitą perlą, tai šiandien nesutvarkau, tai viskas prapuola, pakol kas tai jis dar net ir šitų Zenikų nesusitvarkės, nežinau, ar sutvarkys. Bet nesutvarkys šiandien, tai jau tada eis bendra, kaip bendrai visi, iš bendrą sumą, jeigu kažkada sugalvos. Žinok, negaliu aš tau pasakyti apie perlą. Iš viso, ar jie eis, ar jie bus išmokami, nes jiegi bus keičiami į kitą tokeną. Ir ar jie iš viso prapuls. Negaliu aš tau paimti pasakyti šitų, žinok, dalykų.
Nu, dabar svarbiausia, kad jeigu kas su tuo zeniukus, jeigu į Herą perėjo, kad būtinai pereitų tą naują platformą. Taip, tavo atveju dabar taip. Ir kur tada Danutė vakar, pavyzdžiui, pabandė, aš tą linką daviau, tą hominity, ten kažkokį pati dar nejau, ten užėjo su šitą tu access buvo sutvarkyta ir kur ten ieškoti visų kitų, tada ieškoti telefone, nuo Mapse, kur visos tos yra. Nežiūrėk, dabar yra ir tu turi omeny visus pirkinius? Jo. Žiūrėk, dar kartą parodau. Omnifine. Mes įeinam va čia va Home pas mus. Matosi tokis, kaip mes tik tais prisijungiam. Ir žiūrėk, yra External App. Va čia va, External App. Spaudžiam. Čia yra mūsų viskas pernešta iš 2CS. Pavažiuojam į apačią, yra va, Kmintings login darom. Nu, pas mane jau priloginta yra. Ir mes matom visus savo, ką esam pirkę ir ką galim išvesti. Tuo va, susikraus. Nu, faktiškai aišku, nes Danutė parodė, mes ten nieko nespaudėm, tik kad jin įėjo ir daugiau nespaudėm. Tai pasakysiu, Extern App šitą nusispaust ir ten tada ieškot. Šitą, jeigu kas darosi, kad matyti. Nes dabar jau, o ta Hera jau tada, kaip pasakyti, jau viskas užsidaro, per ją nebeužeidinėti ar ką nors. Xera, taigi tik sakiau, viskas va čia va mūsų yra Xera stovi. Tie, kas turi struktūras, va čia va mūsų yra, žiūrėk, per kur. Va, Mike Xera Pro. Va. Realiai neliko, žinot, ko neliko? Neliko 2ACS. Va tos platformos nebeliko. Nu, tai supaprastėjo netgi gal, sakyčiau. Supaprastėjo. Nu gerai, tada, svarbu, kad čia, nes aš nesinagrinėjau, dar nejau ir užeisiu, pasižiūrėsiu ir paskui. Gerai, ačiū Rasuolė, labai ačiū. Prašau, į piniginį storumą. Taip, kokie dar yra klausimai? Reikia išvesti, ne? Rodyti, kur galima to sužinoti hubo dydį, koks yra. Būtent per Kmintings. Ten Safiri, kur atsidaro Kmintings, taip ir čia galima pasižiūrėti. Gerai, kur per čia aš čia nežiūrėjau? Spausti tos 3 brūkšnelius. Taip. Ir dabar support. Čia kaip ir supportui rašyti, bet paskui atsidaro viskas. Va toliau ieškom, ką mes norim pasižiūrėti. Tu pavažiuok ten, sakykime, mes norim Tupan arba Perl, Desert. Va, Desert Perl. Nu, pasauk Minting, Desert Perl Minting. Aha, va, per kur. Nu, va, ir dabar create support ticket. Va, atsidaro toks langelis ir čia, kur tuščias yra, Minter, paspausti. Va, ir iškrenta, pasimato visas, kiek mes turim. Aha. Jeigu bus 2 ar 3, tai aš manau, kad pasimatys visi. Taip, turėtų būti kažkokis ir tada pasirinkai, su kuriuo yra problema, arba tu matai iš 2 vienas. Nes čia yra, aš taip suprantu, supportui rašyti, dėl šitų dalykų, jeigu kas yra aišku. Birute, klausyk, o mes kai vedėm tada datą, kur mes vedėm datą gimimo, kad mes negalėjom, tu sakai, neišeina, kaip ten parašyti. Ten, kur rodė Rasuolė, mums neišėjo. O dabar atsisuksim atgal įrašą ir pažiūrėsim ir padarysim. Aš niekaip nesugebėjau padaryti. Gal kartais buvo neaktyvu. Datą šitoj vietoj aš irgi dariau ir tiesiog nevažiavo šiti metai nesikeitė. Tų pačių metų 24 metų mėnesiai tik buvo, o nesikeitė į 23 ir taip toliau. Tai galbūt kažkas irgi buvot pataikiant to momento. Gali būti. Rasuolė, dar klausimas. O jeigu, pavyzdžiui, dabar už tą 120 nepirksi, nemokėsi, ar galima bus vėliau įsipirkti ar ne, kažin, nežinai? 120, tai gal 100 turiu omeny. 100, jo. Žinokit, galima, bet kiek tas laikas tęsis, aš nežinau.
Bet tikrai dar ne šiandien, ne rytoj ir, manau, ne rugsėjai pasibaigs. Tai tas 100 metams laiko, ar ne? Jisai metams laiko yra, taip. Bet Tai sakau, tuos ar per jie ten tuos pajininkus priims iki begalybės? Ne? Bet jeigu mašina turiu vožt, Kaip? jeigu aš visai neturiu vožt, pas mane tik tai avinokas. Nu, tada tu ką tu gali? Tu gali, pavyzdžiui, įstoti, nu, gali nestoti, ne jeigu, bet gali įstoti, tu turėsi kaip darbo įrankį. Taip už pilną A, kainą. Tas akcijas, sakykim, tą hubą paskui, ar ne? Žiūrėk, ne, jeigu tu susimokėsi, ne, Taip. tai tu mokėsi, taigi rodžiau tik tais palauk, vat dar kartą grįžtu, išmušė mane skambutis. Nesimato, žinok, supranti, labai pas mane iš telefono per Nu, Skype. tai aš tau nieko nepadarysiu, paskui peržiūrėsi, supranti, ir viskas. Jo. Nes vis tiek nesimatys, nu. Rugsėjo mėnesį turi va šitą va galimybę nusipirkti. Taip. Greičiausiai, nu, taip galvoja, kad rugsėjo mėnuo. Gali būti kartais ir anksčiau, gali būti ilgesnis laikas. Ir kai pasibaigs, nes ne, žiūrėk, parašyta agraničina po времени. Tai, nu, bet neparašyta data. Žodžiu, kai jie susigalvos uždaryti šitą akciją, tada va, tu jau galėsi pirkti va šitą kainą. Supratau. Taip, kas dar turit kokių klausimų? Man, Danutė, svarbiausia, ar jūs supratot? Į kokią Danutę tu kreipiesi? Gudukaitę ar dar kokią? Gudukaitės nėra pas mus Nebėra, prisijungti. išėjo jau. Ne, jinai tiesiog buvo parduotuvėje 4 valandai, norėjau, paskui dabar negalėjau prisijungti, čia minkės ir matyti, pažiūrės įrašą. Krasauskinis, aš klausiu, Danuta yra. Įjungėt mikrofoną ir vėl išjungėt. Šitą bandysim daryti, padės dukra Nilius, aš tai tikrai nieko čia nesuprantu. Gerai, žiūrėkit, jeigu kartais kokių bus neiškumų, bet aš manau, Dester Perla tikrai pasidarysit. Paskui jau, jeigu kas, tai va, kituose. Tiesa, klausimas, dabar žiūrėkit, kaip jūs sakėt, jūs į tą 2 ACS į Safyro buvot perėję, ar ne? Į ką tokį? 2 ACS. Ksera. ACS, ne. Tai dabar jums reikės ir į tą... Mes tik turim tą Perlą dykumą nupirkęs. Aš ne apie tai. Gerai sutvarkiai, žiūrėkit. Ar jūs buvot perėję į Safyro, kai buvo Ksera, vat, mūsų? Tas. Ar ten buvot prisijungę? Taip, į Kserą perėjom. Ai, tai viskas tvarko. Ir turite autentifikatorius, ne Google parsisiuntė? Turite. Autentifikatorius, kur reikia, kai eini į kabinetą, tokia spalvota gėlytė. Telefonė užeiti ir surašyti skaičiukus. Turbūt ne. Šitą. Anelė prie jūsų yra? Yra. Nelė, šitą jūs žinote, apie ką eina kalba? Ne. Taip, žiūrėkit. Aš atsiųsiu, va čia, va dabar, kol mes kalbam, ekrano nuotrauką. Taip, bet ekrano nuotrauką, padaryk tu ją, kad nori. Kiekvienas telefonas mandresnis vis. O, gerai. Dalinuosi aš dabar Skype ir jūs pasižiūrėkit Skype,
Va tokį va. Nu ir kas čia dabar? Skype'as. Va tokią programėlę. Oi. Safirzenik prezentacija pas mus šitą mes kalbam. Taip, gerai. Apvedžiau aš mėlynai apvedžiau. Pasižiūrėkit, ar jūs turit tokias programėlės pas save telefonuose. Gerai. Jeigu gali, dabar pažiūrėkit. Kokius mėlynas? Va šitą, taip. Tuoj pažiūrėsiu. Tik tai buvo. Yra. Palaukite dar sekundę. Yra. Yra. Turit. Taip, Paspauskit kurį nors vieną ant tos programėlės ir pasižiūrėkit, ar yra parašyta Xera, ten nežinau, kas dar, Safir gali būti parašyta. Tiesiog tas pavadinimas ant tos gėlytės paspauskit. Arba blockchain ID gali būti ir taip parašyta. mane vakar kažkodėl tai čia iš vis. Nu, kažkokius skaičiukus Skaičiai. išmeta ir acis parašyta. Atsas, Danusia ir skaičiukai. Va, gerai, viskas tvarkoj, tada yra Danusia. Įvairias. Kol loginas pridėtas. Aha, loginas. Duocis, tai tvarkoj. Tai tada kada laiko turėsit į Omnify irgi paimti ir užeiti? Tiesiog iš kompiuterio, ar kaip turėdami laiko? Va, o Perlą susitvarkysit, viskas. Pas ką dar yra kokie klausimai? Dėl dėl Perlo, dėl akcijų. Gerai, žiūrėkit, tai mes tada ir pabaigsim. Ne, dabar ką aš pabaigai noriu pasakyti. Pasikartoju, kaip ir pačioj pradžioj sakau. Matot, kad prasidėjo judėjimas. Sakėm, kad viskas išjudės, tik tais reikia kantrybės. Taip, nervuoja kitą kartą, ne? Visada norisi, kad būtų čia ir dabar. Geriausia tai vakar, kad viskas būtų buvę sutvarkyta, kad vakar būtum gavę visus tuos pinigus, kas buvo žadėta ir kad viskas būtų išbrangę. Nu, nėra taip. Yra kaip yra ir dabar dar kantrybę apsikaustom. Matot, yra judėjimas, ko aš labai prašau. Būkit geri, sekit informaciją grupiai. Junkitės į Telegramą. Mes Messengerį vis tiek kada užmesim. Nes Messengeris, jisai gliūkina, jisai blokuoja. Jame neįmanoma normaliai dirbti. Ir kam jame tenais mum iš tikrųjų tampytis, tasytis su juo ten, pešiotis ir bartis, nu čia kabutėse, ne, nes kai jisai užblokuoja, tai su juo neprisibarsi. Tai tada pereinam į Telegramą. Papildoma viena programėlė. Juo labiau bus tik tais į naudą visiems, nes išmoksit naudotis įvairesniais tokiais dalykais, programėlėmis ir taip toliau. To dalyko reikia. Tai vat, sekit informaciją ir labai prašau, neklausinėkit to paties dalyko pas mus asmeniškai. Nes būna tik tais grupiai įdėta informacija prieš dieną, prieš dvi, asmeniškai 3-5 žinutės, bam ir ateina. Neturim laiko, tikrai neturim laiko. Kai jau peržiūrėt grupės visą informaciją, jeigu nerandat savo klausimo, tada klauskit. Ir tai geriausiai, kad klaustumėt grupiai, nes pas kitus irgi būna tokie patys klausimai. O tada visiems būna atsakyta. O jeigu neatsakysim, irgi nepykit. Mes savo dalykus darom. Taip. Labai atsiprašau. O kada būtų įrašas jau keltas? Įrašas liks čionais, mes baigiam kalbėti ir jisai liks. Iš karto lieka. Iš karto liks. Dėkui. Tik tais aš nežinau, gal kartais reikia vis tik dėl tų žmonių, kurie
paskutinį kartą gal Daiva padarom, iškeliam ir į YouTube įdedam. Su nuoroda, nu, ne viešai, bet vat, kad tiesiog grupiai nuoroda. Padarom. Nu, nes yra tokis dalykas, vat žmonės netėjo į Skype'ą, žmonės nesijungia į Skype'ą, nes jiem yra tinginys įjungtas, ne? Jie nenori Skype'o parsisiųsti, jiem papildomas darbas, ten murkė, zurkė, žinot, va taip va. Tai ir kad viskas būtų paduota ant lėkštutės ir kad sponsoriai padarytų, nors tiem sponsoriam galime iš viso, nu, nekreip dėmesio ir nieko nedaryti, iš tikrųjų, ir viskas. Bet tiek to, paskutinį kartą paimsim, padarysim. Bet daugiau, pavyzdžiui, aš savo YouTube'ės kanalo neužgrūzinsiu, nes ten atmintis yra, man paskui reikės mokėtis, ne? Vat, nes ne YouTube'ėje atmintis, o kur yra Google'e prijungtas, va tas va mano Google'e kaip čia kabinetas, kaip čia, akauntas, ne, prie kurio yra prijungtas elektroninis paštas, prie kurio yra prijungtas YouTube'ės kanalas ir kiti dalykai, kuo tu daugiau informacijos keli, tuo daugiau atminties išnaudoja. Tai va, tai tas, kas nereikalinga, aš į YouTube daugiau nebekelsiu, nes man atmintį išnaudoja ir man paskui reikės, jau neužilgo, man reikės pirkti atmintį. O dabar kam aš pirksiu atmintį ir mokėsiu pinigus už tuos, kurie tingi Skype'o parsisiųs. Nu, man kokis navaras, jokio, ne? Viskas. Manau, kad paaiškinau. Tai šitą kartą dar įkelsiu į YouTube, bet tai bus va tokių va susitikimų. Tiesiog paskutinis kartas. Junkitės į Skype'us ir žiūrėkit mėnesį laiko, būna įrašai Skype'e, žiūrėkit įrašus. Viskas. Klausimų daugiau nėra? Nėra. Tada skirstomės, dabar einu iškelt šito vaizdo įrašo.